Pelenė. Seniai gyveno turtinga ir išdidi našlė. Ji turėjo trejetą dukterų, bet trečiosios, mažosios dukters motina nemylėjo ir laikė ją virtuvėje prie sunkaus nešvaraus darbo. Vargšė mergaitė visai pravardžiavo, barė, čia netikša, čia pelenė vadino. Ji plovė indus ir grindis, šlavė kiemą ir valė iš trobos visokias dulkes ir šlamštą. Negirdėjo mergaitė malonaus žodelio, nei nuo motinos, nei nuo savo sesučių. Ei, pelenė, bėk vandens atnešt, šaukė motina. Pelenė, sutvarkyk mano kambarį, nuvalyk batukus, viena už kitą liepdavo seseris. Mergaitė viską atlikdavo kantriai ir tyliai, nukęsdavo skriaudas. Vyresniosios seserys skendo turtuose, o pelenė gulėjo virtuvėje ant šiaudų. Bet ir prastai aprengta ji buvo 100 kartų gražesnė už savo pasipuošusias sesutes. Kartą išdidi našlė tarė savo išdidžiosioms dukterims. Karalius nori apvesdinti savo sūnų ir rengia puotą. Mes taip pat pakviestos į rūmus. Galvokime tad, kaip apsitaisysime. Seserys sujudo ir jau visai užvaikė pelenę. Nelaimingoji mergaitė visą dieną jas puošė nesudėdama rankų. Kad bent viena akimi gavus pažvelgti į karaliaus puotą, tarė ji, šukuodama savo vyresniąsias seseris. Tos tik tai nusijuokė. Tai būtų juoko, jei mūsų pelenė iš tikrųjų nueitų į puotą. Sėdėk jau tu geriau užkrosnyje. Netikšai puotą nekviečia. Mergaitė tyliai rijo ašaras. Išsipuošusios seserys išvažiavo. Pelenė sėdėjo virtuvėje prie darbo ir verkė. Staiga atsidarė duris ir įėjo senutė. Pelenės krikšto motina. Ji buvo burtininkė ir labai mylėjo savo krikšto dukterį. Neverk, vaikeli, tarė senutė, aš atėjau tavęs nuraminti. Tu niekiek neblogesnė už savo seseris ir daug turtingesnė už jas. Tavo nuolaidį mylinti širdis brangesnė, net ir už auksą. Atnešk iš daržo patį didžiausią moliūgą. Mes rasim jam tokius papuošalus, kad visi nustebs. Kai pelenė atnešė moliūgą, burtininkė tarė, tau reikia karietos. Štai ji. Ir perpjovusi moliūgą, išėmė iš jo auksinę karietą. O štai ir arkliai, tarė krikšto motina, paliesdama stebuklingąja lazdele pelėkautose įkliuvusias peles. Ir muistydami galvas išbėgo iš ten 6 žirgai. O tu būsi vežėjas, tarė burtininkė, paliesdama sugautą žiurkę, kuri tuoj pavirto dideliu tvirtu barzdočiumi. Na, o drabužiai bus ir šitie geri, tarė senutė, stebuklingąja lazdele, paversdama varganus pelenės drabužius blizgančiais karališkais rūbais. Ir vargšė, pasižiūrėjusi į veidrodį, net pažino savęs. Nors ir burtininkė visai nemanė pakeisti savo krikšto dukters gražaus veidelio. Pelenė atsisėdo į karietą, pakinkytą 6 puikiausių žirgų, su tvirtu vežėju priešakyje ir 6 tarnais, stūksančiais ant pakopų karietos užpakalyje. Tuos tarnus pasirėdžiusius auksiniais drabužiais burtininkė padarė iš 6 driežų, palietusi juos tą pačią stebuklingąją lazdele. Sugrįžk lygiai vidurnaktį, tarė krikšto motina, o jei ne, tai karieta vėl virs moliūgu, o arkliai pelėmis, vežėjas žiurke, o tarnai driežais. Pelenė prižadėjo ir išvažiavo be galo džiaugdamasi. Pokylis buvo pačiame puikume, kai gražuolė atvyko į rūmus. Karalius, karalienė ir visi svečiai tik grožėjosi pelenė. Jaunasis karalaitis neatitraukė nuo jos ir paskyrė ją savo sužadėtinę. Niekuomet vargšiai našlaitei nebuvo taip linksma, kaip šį vakarą. Bet paklusnioji mergaitė laiku suskubo namo ir išvažiavo dar prieš vidurnaktį. O virtuvėje jos jau laukė burtininkė. Pelenė nusivilko puikiuosius drabužius, burtininkė sumetė viską į ugnį ir išnyko. Tuo metu grįžo seseris.
Ilgai dar jos kalbėjosi apie gražuolę, karalaitę. Ar ji nepanašiai mane, paklausė pelenė. Kur jau čia tau, kvailelė? Sėdėtum savo verčių virtuvėje pelenuose ir netaušktum niekų, riktelėjo jai seseris. Kitą dieną vėl buvo puota. Dar labiau pasipuošė vyresniosios seserys ir išvažiavo, o pelenė atsisėdo prie krosnės ir skuta bulves. Ir vėl atėjo krikšto motina, papuošė ją aukso bei sidabro drabužiais, apavė krikštoliniais batukais ir išleido į puotą, įsakiusi sugrįžti lygiai vidurnaktį. Karalaitis tik į pelenę žiūrėjo. Vyresniosios seserys iš pavydo iki kraujo nusikramtė savo lūpas, o gražuolė, bet mindama nuoskaudų, priėjo prie jų su saldainiais ir gražiai kalbėjo. Laimingoji pelenė nė nepamatė, kaip prabėgo laikas, ir prisiminė tik tuomet, kai ėmė mušti 12. Tada ji kulkos skritumu ištrūko iš rūmų. Karalaitis išsivijo paskui. Bėgdama laiptais pelenė pametė kurpaitę. Karalaitis pasėmė ją ir sugrįžo į salę. Kitą dieną karalius liepė visiems paskelbti, kad karalaitis ves tik tais tą mergaitę, kuriai tiks kurpaitė. Ėmė kurpaitę taikyti prie mergaičių kojų. Atnešė karalius tarnai kurpaitę ir seserims. Kiekviena stengėsi ją užsimauti ant savo kojų, bet negalėjo. Ar nėra dar kokios mergaitės jūsų namuose? Paklausė tarnai. Yra, bet ji pelenė, atsakė močia. Pašaukė dvariškį pelenę ir nustebo, nes kurpaitė kaip tik tiko ant jos kojos. O pelenė išsiėmė iš kišenės ir antrąją krikštolinę kurpaitę. Tuojau paskelbė ją visi karaliaus sužadėtinę. Seseris nusigando ir prašė dovanoti visas nuoskaudas. Kas buvo, tas pražuvo, tarė mergaitė ir išbučiavo seseris. Karalaitis pats atvažiavo savo sužadėtinės parsivežti, kurią burtininkė taip išpuošė. Nei pasakoje neapsakysi, nei rašte neaprašyti negalima. Į rūmus tiek karietų sulėkė, kiek dar nebuvo buvę nė vienoje karalystėje. Pelenė liko karalienė. Gera buvo gyventi vargšams ir nuskriaustiesiems vaikams jos karalystėje. Jaunoji karalienė neužmiršo, kaip kadaise visų skriaudžiamai sunku buvo gyventi. Ir todėl dabar mielai rūpinosi visais nuskriaustaisiais. Pasėmė abi seseris į rūmus ir išleido už princų. Pasakoja, kad nuo to laiko jos likusios geresnės ir gėdėjosi prisiminti, kaip kitados skriaudė pelenę.